lots of speed. That is the really Kentėjo visą sezoną ir pasibaigė. Atsiprašau, kad vakar iš manęs jokios informacijos nebuvo. Vakar biškį techninių problemų turėjom, dėl ko pralošėm, tai skaičiuoklės, daiviklio fiškutė atsijungė, bet greičiausiai ją palaužė tada, kai diržas nutrūko top 30. Tai va, tai problemos kaip ir nedidelės, išsisprendėm, pasitikrinom dar greičių dėžę ir esam pasiruošę šiandien kovoti, taip kad sekėme treniruotės, o daugiau pabandysiu papasakoti biškį vėliau, kai bus biškį daugiau laiko. Ačiū. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Tai va, šiandieną turime Lietuvos ir Baltijos čempionato etapą. Turim oro prastą, lyja, bet langai pas mane šilta, gera jau šiandien. Ne taip kaip vakar ir užvakar ir užvakar. Tai va, sakau, laiko turiu, galiu trumpai papasakoti apie vakar dieną. Top 32 susitikau su Erlantonu. Su jo kaip ir nebuvo labai sudėtinga kova. Pirmų važiavimų lydinau, tai pabėgau nuo jo, o antrų važiavimų buvo sunku labai pats galas, dėl to, kad prieš paskutiniam clipping boxe pasibaigė padangos, tai paskutiniam lanke palei sieną buvo labai sunku sekti ir dar negana to, kažkur link galo sienos parazitinis guliukas išsitaškė, suplėšė diržą, to pasiekoje mes prarandam vairo stiprintuvą. Tai buvo šiek tiek sunku atlaikyti vairą, bet su tuo kaip ir susitikau. Tada pasikeitėm įtempėję visą su parazitiniu, pasikeitėm diržą generatoriaus stiprintuvo, apsižiūrėjom aplinkui, ar tikrai viskas vietoj ir nieko nenuplėšėm ir nieko neapgadinom. Top 16 kovoj susitikau su Suomiu Jarka. Šiaip tikėjausi, kad bus tikrai sunkesnė kova, bet vėl aš lydinau pirmų važiavimų. Kaip ir neblogas lydas gavosi, bet jisai paskui Spoteris sakė, po to pats mačiau laivę atsisukęs, tai klaidų prisidarė ir dar gale trasos atsitrenkė į sieną. Tai iškart gavau informaciją, kad turim 10-0 realiai. Tai antrą važiavimą nesistengiau pušint ar dar kažko ir nerizikavau. Tiesiog pasileidau į perboro korpusą, kad laimėti ir neprisidaryti nesąmonę, nes dažnu atveju būna, kad prisidarau reikalų tokiuose situacijose. Tai va, o
Buenos Alhambra su bičiuliu, su kuriuo senai pažįstami nuo mano laikų. Tai tikrai smagu, žinojau, kad galima pasitikėti ir galima lėkti šalia. Tai buvo užduotis iš spoterio, kad turiu būti šalia ir turiu suvažiuoti gerą chase runą. Tai mano akimis praktiškai pavyko tas idealiai. Tam tikrose vietose galima pasistengti labiau, bet čia buvo tikrai neblogas chase runas, o apsikeitus vietom, lead važiavimu, ties ketvirtų klipinų tiesiog dingo gazas. Maigiau ir jo nėra. Tai pradžiai galvojau, galbūt sklendė, galbūt dar kažkas, bet po to užsikūriau automobilį ir jisai žiūri važiuoja. Pradėjau važiuoti, tada pradėjo gesinėti jisai. Tai grįžus į aptarnavimo zoną, pamatėm, kad realiai logus įsitraukėm iš kompų ir pamatėm, kad yra eroras, kad nemato albutinio veleno padėties daviklio. Tai pradėjom ieškoti, tai gaunasi, kad piškutė šiek tiek atsitraukė ir dėl to jo nebematė. Dėl ko taip atsitiko, gali būti, kad kai diržas krito, užkabino fiškę, nulaužė fiksatorių ir šiek tiek pasistumė. Tai vat, užteko 2 važiavimam top 16 ir užteko vienam važiavimui, pusantro važiavimo top 8. Nu, kartais ir taip atsitinka techninis sportas, bet šiaip viskas yra gerai. Šiandien kaip ir pasistengėm biškį pailsėti ir turim Lietuvos ir Baltijos čempionatą šlapę. Tai kaip ir suvažiavau 2 važiavimus, vieną pačeisinau ant sauso ir tada lydinau ant šlapę. Šiaip viskas kaip ir neblogai. Sukibimo nėra, bet kontroliuojama. Tai dabar stoviu čia linijoje, dar, nežinau, 10 mašinų lauksiu, tai dar 1 arba 2 važiavimus suvažiuosiu. Ir lauks mūsų kvalifikacijai. Bet norėjau padėkoti visiems. Ačiū, kurie buvot, ačiū, kurie palaikėt, ačiū, kurie žiūrėjot laivą ir palaikėt, ačiū už daug žinučių, taip kad jūs nuostabus ir ačiū labai didelis komandai, kurie kartu ir gazuojam kartu ir be galo ačiū partneriams. Taip kad turbūt susimatysim po treniruočių ir dar ką nors papasakosiu, kaip čia gavosi suvažiuoti ant tos šlapios trasos. Transition here, going really wide. Back to the field. On the inside as well. Spinning out and watching Baltics and the new Baltic champion as well. Give it up to Benediktas Cirba! Well deserved, Benediktas. Out in the street, they call it murder.
Enjoy the moment. Enjoy the moment. Another transition there. Go through the bottle. Will he keep it together? And so he does, yeah. He turns it, he'll get nice amount of